Sveiki visi tie, kurie žiūrite šį Tomo 9 vlogą. Kuriu vlogus kas savaitę ir štai ateina jau beveik 2 mėnesiai kaip kuriu vlogus. Surinkau 200 subscriberių. Subscriberių. Visiems dėkoju labai. Kaip bebūtų keista, peržiūrėjęs kitus Lietuvos vlogerius, pamačiau, kad jie labai kovoja su heiteriais. Nežinau, man kol kas tokių problemų nėra, o jeigu ir bus, aš iš širdį to giliai neimu. Vis tiek kaip čia, aš tai darau savo norų, todėl žmonėms kitiems gali ir nepatikti. Va, žmonės, kurie sakė, kad pas mane kamera murzina, tai čia yra ne murzina kamera, o subraižyta kamera ir aš negaliu nieko padaryti. Tai va, ir mano vlogai yra nelabai įdomus, nes aš sėdžiu namuose, kada galėčiau išeiti į Londono gatves ir parodyti jums miestą, ką galvau ir šiandien padaryti, bet mano kamera yra per daug lieva ir mažai filmuoja ir aš nenoriu neštis jos į lauką, nes lieva. Tai va, jeigu žinote gerų, pigių HD kamerėlių, parašykit man į linką, kokį numeskit, aš bandysiu susižiūrėti, bandysiu nusipirkti, nes iš tiesų yra nelabai įdomu, jo? Sėdžiu, matot baltą sieną, už manęs nieko įdomaus, o aš parodyti galėčiau kažką iš miesto, ne? Viaukštį autobusą, o traukinį, o Big Beną. Jo, tai va, šiandien, oh my god. Žiūrėkit, kiek yra šilumos dabar. Dabar yra 10:30 valandų ir štai kiek mes va turim va tiek šilumos. Taip, yra 10:30 ir šilumos laukiai yra 33 laipsniai šilumos. This is fucking awesome! O, negalima keiptis YouTube, turėsiu užpypsinti. Dar va, galiu pasakyti, kad biškį vėl pradedu parkūrinti. Stengiuosi, sunku įsivažiuoti. Senatvė, kaulas skauda biškelį, bet nieko, pabiški. Iki vasaros gal kaip nors įsivažiuosiu. Pargrįžę į Lietuvą galėsim chebra susibėgti. Pasportuoti biškelę. Gal kada ir kokį klipą nufilmuosiu apie tą parkūrą, susuksiu. Eisiu į džimą, gal rytoj, nusinešiu kamerą, pafilmuosiu biškelį, parodysiu kaip ten pas mus kokios sąlygos yra. Po praeito video gavau visokių įvairių challenge'ų. Bandysiu įvykdyti kada nors. Atostogos bus man va biškelė Velykų 2 savaitės, tai tada turėsiu biškelį daugiau laiko, galėsiu jums įvykdyti challenge. Bet bijau numirti. PS. Noriu perduoti linkėjimus savo didžiausiai fanai Raimondai. Bučkis tau. Va, nieko gero aš čia jums nepasakiau, bet tai kaip visuomet, čia buvo nuobodus Tomo vlogas. Ačiū, kad žiūrėjot. 3 asmenys, be kurių neįsivaizduoju savo gyvenimu. Neįsivaizduoju gyvenimo be mamos. Aš žinau, kodėl visi kosti, nes čia yra tokių kažkokių plaukelių jame, dėl to visi kosti, bet aš pabandysiu. Vis tiek.